Taigi, sveiki, žuvis, kaip visada aš duodasi šiandieną. Aš esu Minecraft hardcore ir dabar aš vedu šią vištą ir tai man rodos paskutinis vištų palikuonis, tai teks jį pasodint ir lauk, kol atsiras kiaušinį. Taip kad išlipam, išgraunam, biškį šarvų pas villagerius nusipirkau. O atsimenu versiją 1.12.2. Tiek vargo su šiais debatiniais šarvais būdavo gaut. Dabar viskas lengva. Taip. Taip padarysim. Tave atrišim. Taip, prašau. Ir tai kam reikalingi varteliai, kai yra valtis. Grinai. Kas dar besinaudoja varteliais? Parašykite komentarą. Jūs įdomu paskaityti. O čia galėjau nusibaigti, jeigu tą skylę įkaiščiau. Tai šarus dabar va čia kolekcionuoju. Perklį. Kur čia tave paryšim? O. Oi, ne čia. Tai aš šitą iron setą paliksiu. Aš šitą nedeginsiu. O kam? Čia bus mano toks kaip simbolis, toks pirmi. Toks kaip simbolis, pirmi iron šarvai. Atsiminimai. Taip, kaip betų, kad tobulai sekas. O pagaliukus biznesas eina į priekį. Palauk. Ir dabar bus mūsų tikslas susitaupyti 30 emeraldų, nusipirkti diamond chestplate'ą, tai aš manau, mes skirsim medį dabar. Eisim. Tik tai išsimiegosiu. Ir procesą reikės bet kuriuo atveju pagreitinti. Tai kažkaip taip. Taigi aš beveik dar 30 levelį turiu, tai aš gerai kažką uženčintin galėsiu, kai tą šūdą baigsiu. Ir aš manau, čia spleitą enchantinsiu pirmą eilę. Tornsų aš irgi nedėsiu. Realiai, kam? Nuo to tik tai šarvai lūžta. Tai... Man rodo, šitam miškui nepasisekė. Tai viską pagreitinsim, pasistengsim kuo daugiau iškirsti.
reikia daug video filmuoti. Grįžau po medžio kirtimų ir dabar miškas atrodo kažkaip taip. Jo, ne pats geriausias vaizdas, bet ką padarysi. Viskas dėl bizneso. Taip. Dabar visas šiukšlės sudėsim tenai. Keturi stekai. Svarbiausia, kad man viskas į inventorių sutilptų. Man, žmogau. Einu parduosiu viską tam kaimietalui. Taip. Gerai, čia gerai turėčiau emeraldų gauti. Ko? Žmogelį, tu juokauji. Po velnių. Man trūksta 2 supestų emikų, kad aišku jums būtų. Taip, reikia pasižiūrėti, kaip ten višta pas mus laikosi. Kiaušinį padėjai? Nepadėjai. Ok. Golden apple neimsiu gal. Imsiu kai kokį drakoną žudysiu. Taip, davai, naujami treidus. Taip. Nu, teks palauk, kol tas villageris atnaujins treidus, tai aš atsijungiu. Taip, reikia pasižiūrėti visus treidus įmanomus, tai reikia žaidimą perkrauti. Reikia taip padaryti. Grįžta. Opa. Taip, kaimietukas yra. Palauk. Palaukit, dar kart perkraut. Taip. Ateik čia villagerį. Palaukit, aš grįšiu, kai galėsiu peržiūrėti visus treidus. Palaukit. Dar kart. O, grįžau. Taip. O čia spleito enchantai, tai neblogi, klausykit. Aš patenkintas.
Ir pagaliau full diamond setas. Po ilgo laiko. Taip, dabar lygiai 50 diena. Taip. O čia bus mano seni šarvai, mano senas geras iron setas. Tai kažkaip taip. Taip, reikia vištą pažiūrėti. Išmetė kiaušinį, neišmetė. Gerai, kažkaip taip. Tai va, full diamond setas, tai villageriai, tai ir tai rodo, kad villageriai šiaip OP yra, tai va. Nu, ir mes kažkaip matai, va, atrodom, va, dar javų derlių ir bulvių nurinksim. Ir tada, nu, kažkaip taip bus. Ok, perbėgosim. Pagaliau po ilgo laiko. Diamond setas. Finally. Tai aš nežinau, aš gerai pasienčintinsiu ir eisiu į pragarą šiaip. Arba tai va bus. Langas aišku su power 1 gerai, bet su power 5 tai skirtumas toks turi būti didelis. Tai dabar reikia palaukti, kol šitas visas išaugs. Ir po to mano mėgstamiausiu būdu surinksim derlių. Nors, ką čia laukti? 2 žolių gabalų. 4 gerai. Tai va reikia rėbyti. O ne su šitom durnom rankytėm. Pataisim. Taip. Va. Parenki vieną vietą ir pili vandenį. Va. Pasipilsim. Tiesiog viskas pas jūs labai greit atkeliauja. Taip. Naudokitės. Vanduo tegul va čia vadūda. Arba bus taip tegul. What the fuck, aš šitą vandenį blogai. Kiekvieną javų gabalėlę užpilsim. Pilsim, kol nebus surinkta. Tai aš jums irgi rekomenduoju, va, tokiu va būdu rinkti javus, tai bus daug greičiau. Nu, aišku, jeigu mokat labai greitai naudotis, nes šiaip rankomis irgi labai greitai gaudasi. Ai, čia gėlė. Pū. Nes su rankom kažkaip taip. Kažkaip garsas fainas. Taip surinksim, va. Taip, dar kartą patikrinsim vištą. Ok. O dabar atgreičiau viską užsodinsim. Tai
Varom. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis, kaip visada, aš Dovydas. Ačiū, kad žiūrėjot. Visiems iki ir viso gero.